Labas vakaras, kūčių vakarą. Jums dirba LNK žinios studijoje aš Rolandas Vilkončius. Ir aš Adomas Grinius su sportu. Kviečiame žiūrėti. Kalėdų išvakarėse šalies gyventojus sveikina prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja šalies ponia Diana. Tegul kūčių vakarienės ramybė ir vienybė pasklinda iš namų į namus. O išskirtinėme interviu kunigas Julius Sasnauskas ragina nelaimių ir karų akivaizdoje dar kartą įvertinti tai, ką turime. Ir ta kalėdų tiesa, ar ta dvasia kalėdų jinai sklando, visada mes nuo jos nepabėgsim. Kaip kalėdas pasitinka Seimo nariai, dėl ko graužiasi ir ko norėtų atsiprašyti. Tai reikia gyventi taip, kad nereikėtų nieko atsiprašinėti. Taip ir gyvenat? Stengiuosi tikrai. Na gerai, pasibarstykime galvas pelenais ir eikime švęsti kalėdų. Užsitęsus karui Ukraina svarsto į kariuomenę pradėti šaukti vyrus, kurie šiuo metu yra palikę šalį. Kaip elgsis Lietuva? Turi įsipareigojimus, kurie numatyti ir konstitucijoje, ir įstatymuose. Tie, kurie skaitė save tikras ukrainietis, jisai turi grįžti ginti savo tėvynę. Lietuvoje atsigauna naujų automobilių pardavimai ir esą kainos nebekyla. Jeigu yra akcijos, yra automobilis vietoje, sandėly, tai tada yra toks jau daiktas, kuris yra patrauklus ir kurio visi nori arba siekia iš tikrųjų. Ir atskleisime, kaip atrodo Vilniaus arkikatedros prakartėlė. Šiemet ji išskirtinė. Galvojom, ar bus Jėzulis ar ne, bet matom, kad dar tikriausiai nėra. Nebuvo labai pigus dalykas. LNK žinių tarnyba sveikina jūs sulaukus didžiųjų metų švenčių ir linkime, kad kiekvienose namuose sklistų tik geros žinios, o susėdę prie kūčių stalo ir laukdami kalėdų stebuklo pasimėgaukite bendravimu su artimiausiais žmonėmis. Kviečiu jūs šį vakarą ne tik sužinoti, kas vyksta pasaulyje, bet ir išgirsti, ko Lietuvai ir pasauliui linki išskirtinės asmenybės. Artėjančių šventų kalėdų proga Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sveikina tikinčiuosius. Savo tradicinėme kreipimėsi jis pažymi, kad nesantaikos, karų ir vargo mūsų pasaulyje nesumažėjo. Tačiau net ir baisiausiose audrose galima surasti ramybę. Mūsų širdys ilgisi Dievo, nes niekas